transformacija prasidėti, surinkti tas toksinės medžiagas, atpažinti ir tada jau antrai fazei, va ta konjugacija, tada virsta tos viso toksinai ir tos medžiagos, kurias reikia pašalinti, jos jungiasi su kitais tokiais junginiais ir paruošiamas jau pašalinimui. Tai va čia jau dalyvauja amino rūgštis, labai svarbios yra 4, gauti su mityba. Visas tas amino rūgštis irgi galima gauti iš mėsos, iš žuvies, iš ankštinių, iš sėklų ir riešutų. Ir dar viena labai svarbi grupė, jinai praktiškai dalyvauja visų tokių dalykų kaip vaistai, kuriuos geriam, narkotikai prie to pačio. Yra skirtingi vaistai, kurios, tarkim, turi vykti skirtingos cheminės reakcijos, kad įvyktų tas pašalinimas. Tai čia labai svarbus yra tie junginiai, kurie gaunami iš česnakų, svogūnų ir labai svarbi grupė yra kopūstiniai, tai mūsų driežmažiedžiai, kuriuos valgom. Tai brokoliai, kalėlapai, šitas kalafioras ir visi kiti kopūstai. Labai svarbus elementas yra selenas. Tai irgi stiprus antioksidantas, kurį gaunam iš maisto, turėtume gauti. O čia parodžiau, galvojau dėti, nedėti, bet įdėjau. Pažiūrėkit, už ką atsakingos mūsų kepenys. Skaityti neskaitysiu, bet jie turi labai daug funkcijų, jos turi. Ne tik tai, kad toksinus pašalinti, jos dalyvauja šitiek reakcijų, be kepenų gamybos, nes ir tulžies nevirškinami yra riebalai, tai labai svarbu, ir hormonus reguliuoja, ir imuninės funkcijos dalyvauja. Tai va, tai norėjau tik parodyti, kad turėtumėt omeny, kiek svarbu yra sveikos kepenys ir jos, kad galėtų atlikti savo funkcijas teisingai. Nes be jų stringa labai daug procesų organizme. Mano tokia užduotis šios paskaitos, kad jūs tiesiog paskui labai dažnai pagalvotumėte apie kepenis, ko jom reikia ir nedarytumėte to, ko nereikia. Tai šita dalis, dėl ko pradeda strigti tam tikri procesai, atsiranda ir ligos, ir blogai jaučiamės, ir visą tai ant išorės galime pajausti. Tai ko labai nemėgsta kepenys, tai perdirbto maisto, kofeino, labai kenkia alkoholis, be abejo cukrus. Šių laikų tokia problema jau yra ne apriebėjimas nuo alkoholio, kaip anksčiau būdavo dažnas dalykas, o šiais laikais tai yra kepenų apriebėjimas nuo perteklinio cukraus ir tų gaminių visų vartojimas. Aišku, kepenys dar gauna daug taršos iš aplinkos ir buitinė chemija, ir kosmetika. Labai daug yra pasirinkimų šiandien, ką mes turime pasižiūrėti etiketės, ta pati buitinė chemija, kurią naudojame namuose, ir ką tepame, ir su ko prausiamės, ir kuo kvėpuojame, visą tai irgi turi įtaką mūsų organizmui. Ir aišku, skysčių trūkumas. Vargina, inkstus vargina, o kepenys negali pašalinti viso to, ką jos padarė iki to per pirmą ir antrą tą fazę. Trečioji fazė reikalauja vandens. Ir jūs įsivaizduokite, jeigu jūs geriate tik stiklinę ar 2 vandens, kaip išvalyti visus tos toksinus iš organizmo. Tokią mažą vėl faktą pasakysiu, kad vien tulžies kepenys pagamina apie 1,5 litro per dieną. Tam, kad suvirškintų riebalus, kad galėtų vykti visi tokie tulžis kaip sanitaras visus toksinus, kad atpažintų virusus, bakterijas išvestų, reikalingas vanduo kraujo gamybai, reikia vandens limfos gamybai, o čia vaimai paskui neužtenka, kad išvesti iš organizmo visus tos toksinus ir kenksmingasias medžiagas, vien dėl to, kad trūksta vandens. O kur dar žarnynas? Kas dar labai kenkia, kaip minėjau, tai stresas, nes kepenys irgi atsakingos už šitą procesą. Be abejo, vaistai didelę labai žalą daro
kepenim. Ir nejudrus gyvenimo būdas prisideda prie šitos situacijos ir nepakankamas miegas taip pat. Tai čia yra mūsų gyvenimas, čia visos tos problemos, su kuriuom susiduriam kasdien ir galim įvertinti savo situaciją. Ir jeigu kartais jūs tik visi nuliūdot, nutilot, jau tai blogai ir nieko negalima pakeisti, tai tikrai galima. Ir netgi kepenys yra tas organas, kuris gali pilnai atsistatyti, jeigu mes suprasdami visą tą situaciją sąmoningai keičiam. Per visus tos punktus, kur minėjau, mityba, miegas, stresas, vanduo, mes galim labai pagerinti detoksikacinį savo procesų vykdymą. Ir šiandien tikriausiai vėl supratot, tai noriu jums pristatyti tokią labai lengvą 3 dienų detoks programą, kurios tikslas ir yra padėti organizmui, ne taip, kad tiesiog išvalyti organizmą, bet padėti organizmui, tai yra mūsų kepenim detoksikuotis, subalansuoti, pasistengti subalansuoti savo mitybą ir suteikti mūsų tam organizmui energijos. Galėsit klausimus paskui duoti, atsakysim. Ir tam specialiai yra vartojami tam tikri papildai ir yra mitybos rekomendacijos. Ko mes norim tą programą pasiekti, tai mes ir taip to ir siekiam, kad perkrauti žarnyno veiklą, kam aktualu ir prisidėti prie svorio metimo, pradėti tą procesą, nes jisai labai lengvai paskui pereina į galima susireguliuoti ir mitybą, sulėtinti senėjimo procesus ir vienas iš pagrindinių užduočių šitos programos yra padėti kepenim iš organizmo pašalinti netgi sunkiuosius metalus ir toksinus. Tai tam reikalingi tam tikri produktai, aš juos pristatysiu. Ir taip mūsų atrodo 1, 2 ir 3 diena. Tai šiek tiek papasakosiu. Šitą programą pati pradėjau daugiau nei prieš 2 metus. Jau 3 metai eina. Buvo smalsu, iš pradžių bandu, baisu, kai nežinai ir nesupranti. O realiai yra labai paprasta. Mes čia paruošėm tokį vaizdinį, kaip tai atrodo mūsų tos dienos. Tai 1, 2 dieną valgome daržoves pagrinde, žalias, galima šiek tiek garintas, brokolius, kalafiorus šiek tiek pagarinti, bet šiaip bazė yra ant šviežių žalių daržovių, nepamirštant žalumynų, ko labai daug ką mityboje trūksta. Tai mūsų lėkštėje žalios spalvos. Tai šitą įsivesti ir galima šiek tiek vaisių. Vaisių pageidautina geriau uogų, išėmus saldžius tokius vynuogės, bananus, bulvių nevalgome. Ir taip maitinamės 2 dienas, 3 kartus per dieną. Kas iš jūsų negali gyventi be kavos? Be kavos. Apsauga. Nedrąsu prisipažinti, bet vienas iš tokių žmonių pasakymų, kodėl negali laikyti, nesakė, be kavos, tai aš tikrai negaliu gyventi ir tikrai va šitas dalykas trukdo ir nesilaikysiu. Dabar yra tikros, kas be telefonų 3 dienas gali. Čia priklausomybė dar kita, kuri mus stresina ir irgi reiktų detoksų. Neturi kofeino cikorijų kava. Bet šitom dienom mes truputėlį kitaip, galima žolelių arbata, žalioji arbata arba tokia nelife tea arbata, paskui parodysiu prie produktų, kuri pagelbėja va šitą kavos atsisakymą, prisideda prie to. Ir 3 diena yra pati lengviausia, grįžtame prie baltymų. Ką išeliminuojam baltymus, kuris yra sunkiai virškinamas, tikrai reikia organizmui daug pastangų ir mėsa ir riešutai. Atsiprašau, yra tas dalykas, kuris ilgiausiai virškinamas, net iki 6 valandų gali būti. Tai
va, kai tą eliminuojam, mes leidžiam ir kepenim lengviau dirbti, ir skrandžiui pailsėti, ir žarnynui lengviau. Tada darbas vyksta, nes mes duodam, ką mes duodam, daug skaidulų su daržovėm ir vaisiais ir uogomis. Kai trečią dieną grįžtam prie baltymų. Ir o baltymai kas yra irgi? Ir sotumas, ir energija, ir susibalansavimas. Ką mes turim pagalboje šitiem procesam? Mums tikrai reikės pagalbos, nes jeigu kepenys jau yra nuvarginti mūsų gyvenimo būdo, tai mums reikia šiek tiek pagalbos. Tai jeigu ten gerai klausėt ir skaitėt, kas dalyvauja pirmoje, antroje fazėje detoksikacijos, tai va, šitie produktai yra patys svarbiausi. Garlic Iron kompleksas, katagie. Šitą detaliau produktą paskui pristatysiu ir papasakosiu. Gerosios bakterijos eina trečią dieną, Neolife šiaip baltyminiai kokteiliai trečią dieną ir kas pagelbėja negeriant kavos, tai Neolife tai arbata, kuri tikrai ilgą laiką užtikrina žvalumą, koncentraciją ir prisideda prie pamiršau žodžių. Ką norėjau pasakyti? Tai šitie trys, čia tik paveiksliukai, aš jums dar šiek tiek papasakosiu daugiau apie juos. Tai va. Noriu pristatyti vieną ypatingą produktą, kuris yra labai svarbus kepenų detoksikacijos procesuose. Tai šitą, jį sukūrė žymus Neolife mokslininkas. Čia yra tas Betagie produktas. Arturas Forstas, kuris vienas iš pradininkų, pats pradininkas, kuriant vaistus, nuo vėžio geriamus vaistus. Ir čia jo yra patentuota formulė, yra sudėjęs taip tas maistinės medžiagas, antioksidantus, vitaminus, mineralus į šičia, kad jie maksėtų kepenim detoksikuotis. Tai va, šitokia sudėtis yra šito produkto. Ir jeigu gerai, tai va, ir karotenoidai, ir vitamin E, ir cinkas, ir selenas, vitaminas C, magnis, B grupė ir varis dalyvauja pirmoje, antroje fazėje kepenų detoksikacijos procesus. Ir čia įdėjau daugiau aprašymų, kuo jie tokie svarbus. Tarkim, bet viskas veikia komplekse, vitaminas C ir vitaminas E yra tokie vitaminai, antioksidantai. Vienas apsaugo skystąją ląstelės dalį, o kitas riebalinį. Ir jie vienas be kito neveikia, jie turi būti kartu, nes tarkim, kai vitaminas E atidirba savo darbą, vitaminas C jį pastato ant kojų ir regeneruoja. Ir taip gali 4 kartus vitamino E veiksmingumą ir darbą prailginti. Kad vitaminą C regeneruoja, tarkim, gliutationas. Tai va, jie taip visi veikia sinergiškai ir tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad visas tas kompleksas, kuris prisideda prie kepenų detoksikacijos. Tai ypatingos man vertės produktas. Tai va, mūsų kažką turbūt praleidau. Apie trečią dieną, dar nepasakiau ko. Trečiai dienai mes skiriam dėmesį baltymus įsivedam ir žarnynui. Tai reikalinga pagalba žarnynui, kad atstatyti gerąją mikroflorą. Ir acidofilus plus, tai kaip ir Garlic Iron, turi tokią išskirtinę technologiją su pristatymu į vietą. Išgyvena skrandžio rūgštį ir keliauja tada tiesiai į žarnyną ir ten siejasi ir dirba savo darbą. Tai 2 produktai irgi, kurie yra labai ypatingai svarbus tam, kad teisingai vyktų detoksikacinį procesą. Tai va, aš dabar šiandien tiek trumpai pristačiau, kaip tai viskas vyksta, o dabar noriu pakviesti keletą žmonių, kurie